Taip, tai aš turiu 2 buriuotojus. Tai vienas buriuotojas iš tikrųjų nuėjo į dailės būrelį, pamatė laivelius, kažkas pakalbino ir nuėjo pabandė ir pradėjo buriuoti. O kitas vaikas, nes brolis buriuoja, tai dukra nuėjo paskui brolį. Įtraukė visą šeimą. Sportuoja visa šeima, nes buriavimas toks dalykas, kad tu turi padėti, turi būti visą laiką lauke, visi užsikrėtėm. Ir aš, ir vyras, ir žodžiu, vaikai abudu irgi labai visą laiką laukia, visą laiką nori kažkur tai greičiau į orą, nuo televizorių, nuo iš namų. Tiesiog namie net neranda, ką veikti. Tikrai ramybės priduoda. Aišku, visko būna įvairiausių emocijų, bet jie išmoksta tikrai valdyti savo emocijas, išmoksta spręsti problemas, manyčiau. Aš labai džiaugiuosi, kad jie niekada nesėdi visą dieną prie telefonų. Manau, čia visi tėvai labai džiaugiasi dėl to, nes tiesiog nėra galimybių laivelyje to daryti. Turi draugų, išmoksta strateginių dalykų. Susiplanuoti, susiruošti, apsirengti greitai, žino, kad iš vakaro reikia pasiruošti, įsidžiovinti rūbus, tiesiog susidėti maistą irgi prieš išplaukiant, tarkim, ar ne. Tai manau, kad organizavimo dalykų labai daug irgi išmoksta. Ir taip, ir mes nerimaudavom pačioj pradžioj, bet kai tu pamatai ir supranti, kad tai yra iš tikrųjų labai saugu ir nėra taip lengva, tarkim, nuskęsti, netgi kritus ir vaikam yra linksma kartais iškristi iš savo laivelio, apsiversti, išsimaudyti, tai tiesiog džiaugiasi širdis, kai tu matai, kad jie irgi džiaugiasi, ir tos baimės dingsta su laiku tiesiog. Tikrai ta geležinė turbūt taisyklė, kad vaikai prie vandens visą laiką yra su liemenėmis, ar ne? Tai liemenės laiką turi būti užsegtos, priverštos, kad jie neišslystų, ar ne? Tai to išmoksta nuo pačioje pradžioje ir paskui patys moka pasitikrinti jie, kad jau neiškristų. O laiveliai lygiai taip pat yra tie vadinami orbakiai ir netgi apvertus ten vaikai, kai dūksta, bando nuskandinti, nepavyksta jiem taip lengvai tų laivelių nuskandinti. Tai kai tėvai pamato tokį dalyką, turbūt biškį ramiau pasidaro. O, niekada neužmiršiu, čia Kuršių marių regatą kaltą. Iš tikrųjų, per Kuršių marių regatą jinai sudalyvavo su vyru vienam iš plaukimų, grįžo namo ir sakė, mama, man reikia, sako, įgula mane pasiėmė kaip jauną atstovą, sako, aš noriu pamėginti ir sako, ar yra kažkur tai kažkas, kur galėčiau užsikabinti. Tai taip ir liko buriavime. Šiaip tai vaikas pradėjęs lankyti buriavimą, tai daug savybių savyje pradėjo ugdyti visai kitaip. Tai tas pats kantrybės jausmas, jisai išsiugdė tam iki begalybės, savarankiškumas irgi išaugo labai smarkiai, dėl to, kad šitame sporte to reikia labai daug. Komandinis tas jausmas, kuo galim padėti, kas kur ką, kaip mama, čia mes tą darysim, toksai, ir komandinis, ir fizinės tos savybės daug, vaikų iš tikrųjų davė buriavimas daug. Jeigu vaikas nori, tai tu jo nesulaikysi. Jeigu vaikas nori buriuoti, tai jisai buriuos, jeigu nori vaikas žaisti šachmatais, jisai žais šachmatais. Bet iš tikrųjų šitą sportą rekomenduoju visiems tėvam, kurie turi mažus vaikus, kurie nori vaikui ugdyti savarankiškumą ir šiaip ne. Bijoti tikrai nereikia, leiskit, jeigu yra tik tai galimybė, leiskit, tikrai leiskit vaikus.